Taigi, sveiki visi ir vėl mes saulutės gaminsim ir vėl tėvo Stanislavo dizainų gaminsim. Tai va štuoj parodau, kaip mes kokią darysim. Jeigu norite kažką tokią ir nusipirkti, vytautaskalvis.com, nainat į kontaktus, užsakymą uždedat, o gal bus ir pardavime, kas čia žino. Va tokia va saulutė. Labai paprasta, bet aišku, gaminsim ir biškį sudėtingesnių, bet dabar nuo paprastos pradėsim. Tai aš turiu čia jau kaip ir viskas susižymėjęs šį kartą visas proporcijas, kad žinočiau kaip ką kalti. Tai pavyzdžiui, ant knygos išsimatavau, ne? Būna kokie 7 cm, ne? O man reikia 70. Tai proporciją susidarai, ne? Kaip ta proporcija pala? Iš 70 cm padalinė 7, proporcija 10, tai jeigu, pavyzdžiui, ten būna viena dalis 3 cm, tai iš 10 padauginė ir 30 gaunasi. Va taip jo kažkaip proporcija. Tai va, aš čia turiu viską jau, pasižymėjęs, susižymėjęs kažką čia šiek tiek. Tai va štai taip, va kažkas tokio, tai mes ką pradėsim daryti. Aš dabar galvoju, man reikia gal pradėti daryti nuo to apskritimo jaučiu pradėsim daryti, tai mes bandysim apie 70 cm ilgį, tai nuo to apskritimo pradedam daryti, tai mes jį, kaip sakant, išpjausim, nes čia jį nukaltai, kaip tu jį nukalsi. Tai va, nieko nelaukia, tai dabar pirmą išpjaunam tą, kaip sakant, apskritimą. Gerai, turiu aš išpjojęs 14,5 cm apskritimą. Va štai taip va atrodo, apšvietėm, nupjojom, išpjojom. Tai dabar mes ką nuo ko pradėsim? Tai mes pradėsim tuo, aš parodau, kur mano telefonas. Mes pradėsim nuo va šitos va dalies va. Nuo to strypo. Ir aš kažkaip nematau, kad čia būtų irgi kniedyta. Aš tik matau, kad čia tos dvi, va čia va šonuose tos dvi kniedės, o taip tai per visą tą tai čia nekniedyta, tai turbūt gal vyrinsim greičiausiai, man atrodo. Greičiausiai vyrinsim, bet dabar ką pradedam daryti, dabar pradedame, žodžiu, va tą dalį gaminti, tai nieko nelaukia ir pradedam. Gerai, žodžiu, visai bandėm, visai darėm. Tai bandėm iš 40 mm, tik tiek įsikalė, mums reikia daug daugiau, tada iš 5 mm irgi panašiai įsikalė, o kodėl jūs klausit panašiai, ne šitas 5 mm storio, šitas 4 mm storio, nors centimetrų žodžiu platesnis tik tais. Ir tada aš sakau, reikia mums tada jau vyrinti savo, kaip sakant, dalį, tai 2,30 mm juostą suvyrinau, va taip va, iškaliau ir va štai taip va atrodo ta dalis, kaip tik kaip ir reikia mums. Tai aš dabar
Kitas 3 turiu. Tai dabar mes pabaigiam tas kitas 3. Turime pabaigę visas tas kitas 3 dalis ir visas 4 turim pabaigę. Tai tuoj, va, štai taip, va, mums viskas atrodo, gan gražiai atrodo, taip, kaip sakant, proporcingai, taip gerai. Tai dabar mes ką pradėsim daryti? Dabar mes pradėsim daryti, žodžiu, tuos suraitimus. Ten ta kita dalis, ten tos 4, kur reikės padaryti. Tai dabar mes pasiėmam 31 cm ilgio metalą, tikriausiai mažiau reikės. Bet aš atsipjau ir atsimatau, kad žinočiau vėliau, kiek tiksliai reikės. Ir aš čia 8 mm, žodžiu, apvalus metalas. Tai mes dabar jį, kaip sakant, suraitom, pirmą dar suplaksim ir pažiūrėsim, kaip gausis. Tai dabar pradedam tai daryti. Pabaigėme tuos užrėtimus ir aš dar, kaip matėte, iškaliau tą pagrindinį tokį strypą. Ir kas pas Vytautą naujo, pasakykit. Tas naujo, kad Vytautas pirštinės naujas turi. Gerai, tai dabar mes ką padarysim? Mes dar pažymėsim ant čia, žodžiu, viską. Savo, kaip sakant, metus iškalsiu, savo logotipą ar kaip ten pasirašymą. Tada mes biškį apvalinsim, ne tai, kad apvalinsim, bet biškį pakalsim tuos apskritimus ir išgręšim skylutę, žodžiu, ant tų apskritimų ir ant to, žodžiu, kaip čia pasakys, ant tų strypų, žodžiu, kur reikia 2 skylutės, 2 kniedės reikės padaryti. Tai va, tai dabar tai ir padarome. Gerai, aš turiu biškį apkalęs, pažymėjęs, bet dar skylutės neišgrėžiu, nes ką pirmą reikia mums padaryti, mums reikia viską suvyrinti, žodžiu, va tas va dalis visas. Ir va tas va dalis, tai mes pirmą suvyrinam va tas visas dalis ir tada išgrėžiam skylutės.
jau turiu, kaip sakant, viską suvyrinęs ir išgręžęs ant abiejų apskritimų skylutes, bei ten išgręžęs ir aš dar už kamerą, žodžiu, nupurškiau, nes vis tiek čia jau, kai dažysim, nebepasieksim tos vietos, nes vis tiek bus užknėdyta viskas. Tai dabar ką darom? Mes dabar ir užknėdėm, pagaminam 2 kniedės ir užknėdėm. Tai manau nieko nelaukia ir tai pradedam daryti. Dar parodysiu, kaip atrodo dabar, nes tikriausiai nelabai matosi. O štai taip va tie 2 apskritimai atrodo, o štai taip va tas va atrodo. Kryžius, ai dar va čia tas vamsdukų, žodžiu, privyrinau, nes, nu žodžiu, nes reikia, kad nesusiplaktų man tas apskritimas, nes aš šį biškį, kaip sakant, tokį įgaubtą padariau. Pradedam dabar kniedės daryti. Gerai, mes jau turime jį sukniedėję ir va štai taip va atrodo. Tai tikiuosi, kaip sakant, kad jums patinka, kaip atrodo. Čia irgi pagal tėvo Stanislavą, kaip sakant, dizainiuką. Palaš, rodžiau. Jo, rodžiau, man atrodo, net neprisimenu. Gerai, tai va štai taip va atrodo. Mums dabar tik beliko nušveisti. Aš šiek tiek jau, kaip sakant, apšveitęs, bet reikės dar su dratinė nušveisti ir su acetonu apvalyti, suprantat, kad geriau tie dažai liptų. Tai va, tai dabar mes nušveičiam ir nudažom, bet aš už kameros nušveisiu, tai pamatysit tuoj pabaigtą produktą. Tai gerai, mes jau ir turime pabaigę va štai tą saulutę, pilnai nušveitę, nudažę, žodžiu, ir va štai taip va atrodo. Tai tikiuosi, kad patiko šis video. Jeigu taip, spaudžiam like, jeigu ne, dislike, komentuojam, prenumeruojam, apsilankom vytautaskalvis.com, jeigu norit kažką, kad tokio, nusipirkt kažką tokio, galite eiti į kontaktus, ten užsisakyti, ten bla bla bla, žinot, yra ir ten kitų produktų. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video ir sutiksime kitame.